Jūsų komanda yra ta, kuri turbūt labiausiai per sezoną pakilo iš apačios ir į viršų. Sutinkat su tokiu titulu? Sutinkam iš tikrųjų. Nežaidėm labai blogai ir grupės rungtynėse, keletą kartų nepasisekė, keletą kartų netaip nesusirinko tie žaidėjai, kurie turėjo susirinkti. Porą kartų iš tikrųjų pralašėm paskutiniam minutėm. Ir buvom tokioj vietai, kuri mūsų iš tikrųjų netenkino, tai kaip ir savo išsikėlėm tikslą pabandyti iškovoti tą išlikimo taurę, kaip sakyt, pakelti kiek galima aukščiau maksimaliai. Kaip matot, pavyko. Kas šiandien padėjo laimėti? Vėlgi taktika, iš principo pasirinkta taktika, atidavėm varžovom iniciatyvą, patys žaidėm ten, kur mes esam stipriausi, turbūt kontratakom, pavyko atmušti porą įvarčių, to užteko iš tikrųjų. Kisienas skundės, kad iš VVG išmokot, teisybė? Ne, kaip sakyt, kiekvienas žaidė su žaidėjais, kuriuos turi, žaidė taip, kaip gali žaisti iš tikrųjų, kaip varžovai leidžia. Jeigu mes, sakykim, laimim, tai vadinasi, taktika yra gera. Aš negaliu pasakyti, kad VVG yra taktika bloga, jeigu jie ten sugeba papulti tarp turbūt 4 stipriausių, ar ne, tai kodėl bloga taktika? Yra labai gera taktika, iš tikrųjų galim prisiminti Graikiją Europos čempionatą laimėjo su tokia taktika. Kiek, sakykime, yra daug žymiai didesnių valstybių, kurios nieko nelaimėjo, nors žaidžia žymiai gražesnį futbolą. Kitais metais, manau, žaisim gražiu atakuojant labiau futbolą. Jeigu kalbėtumėm apie visą sezoną, kokie didžiausi džiaugsmai ir didžiausias liūdesys? Sakykime, džiaugsmas turbūt didžiausias dabar, štai kad pavyko, kaip sakyt, šį bei tą nuveikti, vis tiek taurė yra taurė, pavyko pasiekti keletą pergalių iš eilės, o liūdesys, vis tiek tikėjomės papulti tą stipriausią, sakykime, 8-tuką. Nepavyko iš tikrųjų, kaip ir minėjau, keletas nesėkmingai sužaistų rinktinių pabaigoje, iš tikrųjų praktiškai mus ten likus 3 turam jau išjungė iš tos kovos. Tai tas toks kaip ir liūdesys iš tikrųjų. Bet sezonas